juosą. Ir ton vieton aš visų čia sėdėjau ir žuvavau, tik kur tas jo namas stovėjo, dabar paminklų pastatėm. Supranti, ir Naimantui akmenį užricinom, tik kur tas namas buvo, kur gyvenom. Ir dabar visai gerai nuvažiuoju pasdžiaugt, bet žinai, kaip man buvo baisu. Pirmas tai buvo tokis, kada mano dėdė Vacius, plytnikas Vacius, krikštų tėvas tai yra, supranti, gulais įjuose ant gatvės. Tada mes su močiutė nuvedė stribai atpažint, ar tikrai tas Vacius, tai žinai, tada man buvo, aš nežinau, kiek 10 metų ar 12, tai praėjo kokį 15 metų ar 10 ir aš buvau parašiau poemų tų, supranti, pabandysiuos atkurti, ne visų, bet viskį. O ežerėliai, ežerai, nieks nepaguos, mėjai tvarai, mylėjai tėviškės, žemę ir dangų, už laisvę galvą čia padėjai, kad ant bruko tuoliai nebuvo karsto, nei draugų, tik numesta sauja šaudų. Menu močiutė atvedė pažinti, parkrito į ant kelių čia, į dangų į rankas iškėlė ir laužė džiūstančias rankas. Palietus įsčių, vaisių šventą, jis buvo šaltas ir ramus. Matai, vasa čia labai ilga, neužteks tau į tos juostelės, supranti. O taip, ko čia dar tau vienu. Kodėl aš, apie savį, tai žinai, kad mane tas mūsų partijos brudas, aš tam vagių žmogžudžių partijon ir buvau, priėmė kap kepėjų, pagal prievartų, kap direktorių būsi, supranti, kepėjų. Tai mane metė 6 kartus iš partijos antrinė veikla, bet vienu ro, supranti, ir jie. Jau man pritrūko kantrybė tam dzukeliui, sakau, žinot, ko jūs avinai? Jei mane, sakau, mano motka tep sakė, jei kitų prausts, reikia pačiam švariam būt, kuris užvoktus negerėt ir nevalgėt, sakau, visi užvoktus gerėt, sakau, apie mane, sakau, nešnekėt, sakau. Tai pakol jie čia antarės, visi, žinai, mažeikiuose biuro nariai panarino galvas po stalo, ba žinau, kad aš karštų, jie nepradeda su pliku peštis. Nu, Giedraitis, o čia plytnikas, čia tai yra visokie ligoniai. Tai sakau, aš jam per 3 minutės parašau eilėraštį ir padaviau, aš tą jį padeklamuosiu. Tai jis akis pastatė, sakau, tribūnoj pranašas kvailys, o gatvėje jis juokdarys. Mintis gyvenime reikiuos, tai per sprandų jam suduos. Raudonos raigės įraicys, liūtai prie sienos pastatys. Paklaus, ar šaušies, ar tu galiu jau kliausies, juk nepacinka jo tiesa. Ką mintys veržasi aukštai, dorybės skleidi paprastai, kai kam įgert bandai, kad negerai darai, matai, bet sąžinė juk liepia. Žmogus iš ateities atėjęs, pamatys apdergtus laukus, jam kompromisas nebaisus. Jis juk nelauks ir nekentės ir naują žodį dės. Paleis svajingą savo mintį, kad pilkos minios patikėtų. Šiaurinė žvaigždė suspindės, pilka minia poetui patikės. Nauja aušra įgaus sparnus įgavo, jis yra Lietuvos sūnus, už naują skrydį vėl kovos, o gal per sprandą jam netvos. O dabar savo brangiausiam draugeliui ir poetui Širviui. Buvau dainų šventė, ant kapo pasėdėjau, pasakiau eilėraščius, biskį paverkiau, padeginau žvakį ir nusiskiniau beržo šakelai. O beržė, pasakiau, girdėjai, svyruoklį, iš kraujo bangaus, gyvenimo kloniai tau šiandien pamos, prie didžiojo kelio dėmėdą stovėjai ir ateitį šviesę sapnete regėjai, regėjai, kai audros bujoja, prie gintaro krašto ir tautinio rašto. Ir dar vieno šiam pasakiau, va šiam 72 buvau parašęs senai, Žuvėdra ežero sartų, berželį Lietuvos laukų, kraujuotą širdį matėjai, kario milinę nusivilkęs, stoj kovoj, už džiaugsmą per skausmą, už neviltį viltį turėjai, liūdėsio gaida nuskambėjai, bet dainos paplito, blaivybės oru pakvipo, nenusinešė saulės miškai. Tu atėjai, saulę palikai, dainos čia skambės, gyvent mums padės. Dabar klausyk, apie Landsbergį visi sako, kad aš buvau su vokišku automatu ir gins
sausio 13 rūmų, tai aš ramiai, tada aš jam parašau Landsbergį. Supranti, nesvarbu, kad jis patinka, ateinančios kartos invertins. Ir būtų jei reikėjo, tai būtų savo galų padėjęs prie tų rūmų. Bet jis dėja, ne bokšte buvau, o būtų bokšte padėjęs. Bet supranti, aš parašau jam Landsbergiui, Vytautų Landsbergiui. Leisk atsiklaupt prie tavo kojų, leisk laisvės žiburį paliest, erškečių sau vainiką pinti, už laisvę čia amžiams nurimti. O paprasti dzūkiški žodžiai iš širdies paleisti. Nepatinka, su Barzenu jis savotiškas charakteris, savotiškas žmogus, bet tauta ateinančios kartos įvertina. Medininkam. Tik kad buvau, tada dažnai medininkus šaudė, aš kapsik buvau Druskininkuose, važinėjau, man buvo, aš sujudau tėvų, supranti, roniais, kaptiską. Buvau nuvažiavęs pas mane mašiną ant tą juostelę iš medininkų, kada nuvežiau, nukirpau, dalį pas savį mašiną vežiojos. Aš buvau parašęs, pabandysiu tokį nedidelą poemėlą. Aha. Supranti, džiavulis davė man biskį durnų galvų, bet biskį tai nesiskundžiu per daug. Viskas yra tep. Aha. Uždėksiu dabar tos gamtos. Prie kryžiaus klaupsiu, Dievo maldausiu, o Lietuva man, kraujuota banga, sūnai karstuos guli, ramybę jie turi, už laisvę padėję jaunas kalveles, miegokit, sūneliai, ramybė šventa, į amžiną atilsį lydi tauta, ir motinėlė visai dar nesena, ir dukružėlė visai dar maža.